Šalom ir sveiki sugrįžę į Izraelį su Aline ir labai sveiki atvykę į biblinį Jarmutą, mieste, kuris bandė sutrukdyti Dievo žodžio išsipildymui. Susipažinsime su jos tvirtovėmis, rūmais, turtu, bet taip pat pamatysime, kas nutiko miestui ir kaip jie beveik pakeitė biblinę istoriją. Ir kad šiandien kartu su manimi leistumėtės į šią kelionę, turime ypatingą svečią. Visi pasisveikinkite. Šalom su daktaru Žoržiu. Šalom, mano dukra. Šalom, Aline, šalom visiems. Žinok, man labai malonu dalyvauti šioje kelionėje kartu su tavimi, Aline. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Jarmutas buvo vienas iš pagrindinių kananiečių miestų. Labai stipriai įtvirtintas miestas, įkurtas prieš 4500 metų. Tačiau mūsų šiandienos istorija iš tikrųjų prasideda toli nuo čia, Egipto žemėje, kur Izraelio tauta buvo vergijoje 400 metų. Kol Dievas išlaisvina tautą per daugybę didžių stebuklų, ir galiausiai praskiria Raudonąją jūrą. Ir tada tauta patenka į dykumą, kurioje jie praleidžia 40 metų. Ir pagaliau ateina momentas, kai jie gali įžengti ir užkariauti pažadėtąją žemę. Ir būtent toks yra jos pavadinimas – pažadėtoji, nes Dievas buvo davęs pažadą Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, dėjų palikuonims, kad atiduos jiems Kanaano žemę. Ir šis pažadas daug kartų kartojamas Biblijoje. Dabar perskaitysiu 2 iš šių ištraukų. Viešpats tarė Abraomui, kai Lotas atsiskyrė nuo jo. Iš tos vietos, kur esi, pažvelk į šiaurę, į pietus, į rytus ir į vakarus. Visą žemę, kurią matai, duosiu tau ir tavo palikuonims amžinai. Ir sudarysiu savo sandorą tarp savęs ir tavęs, bei tavo palikuonių po tavęs per visas jų kartas. Amžinąją sandorą, kad būčiau tavo Dievas ir tavo palikuonių po tavęs Dievas. Ir duosiu tau ir tavo palikuonims po tavęs tavo klajonių žemę, visą Kanaano žemę, kaip amžiną nuosavybę, ir būsiu jiems Dievas. Tačiau daugelis, labai daugelis tuo metu abejojo šiuo pažadu. Ir Mozė paima 12 žvalgų, po vieną iš kiekvienos Izraelio genties, ir jie įžengė čia į Kanaano žemę, kad apžiūrėtų. Ir jie sugrįžta po 40 dienų. Jie papasakoja visiems žmonėms, ką matė, kad tai buvo derlinga žemė, kad tai buvo gera žemė. Jie netgi atneša didelius vynuogių kekes, kurias parsinešė iš Hebrono regiono. Tačiau kartu su geromis naujienomis jie atneša ir nerimą keliančių žinių. Jie pasakoja, kad šioje žemėje gyveno tautos. Ir šios tautos buvo nepaprastai stiprios, didelės ir turėjo įtvirtintus miestus. Klausyk, Izraeli, jūs pereisite Jordaną, kad užimtumėte tautas, kurios yra didesnės ir stipresnės už jus. Dideli miestai su sienomis, siekiančiomis dangų. Ir žvalgų pasakojimas buvo teisingas. Archeologiniuose kasinėjimuose radome labai įtvirtintus kananiečių miestus. Štai čia Jarmuto pavyzdys. Jarmutas turėjo šią didžiulę sieną. Ir ji buvo pastatyta maždaug prieš 4500 metų. Tai reiškia, kad siena jau buvo daugiau nei 1000 metų senumo, kai Jozuė ir šnipai įžengė į tą žemę. Ir siena buvo rasta archeologinių kasinėjimų metu, aukščiausiame taške išlikusi net iki 7 metrų. Tačiau tai nereiškia, kad siena buvo 7 metrų aukščio, o tik tai, kad iš jos išliko 7 metrai.
Ir įsivaizduokite, kokia kolosali ir didelė ji buvo iš pradžių. Ji buvo gerokai aukštesnė nei 7 metrai. Ir ne tik jos aukštis yra įspūdingas, bet ir ilgis. Siena buvo 1800 metrų ilgio, beveik 2 kilometrai. Ir ji juosė visą miestą. Tikrai kažkas kolosalaus ir įspūdingo. Ir taip mes geriau suprantame, ką sakė šnipai ir net pats Mozė. Mozė sakė, kad žemėje, į kurią jie eis, yra iki dangaus įtvirtintų miestų. O žmogui atėjusiam iš dykumos, tai tikrai atrodė kaip kažkas neįveikiamo ir neužkariaujamo. Ir dėl to 10 iš 12 šnipų suabejojo Dievo žodžiu. Jie manė, kad niekada nesugebės užkariauti Jarmuto ir kitų Kanano miestų. Ir ne tik tai, jie ne tik suabejojo, bet ir paveikė žmonės ir tada žmonės taip pat suabejojo. Na dukra, eikime susipažinti su biblinė Jarmutu ir įeikime pro originalius vartus. Būtent, mėlyjeji, neapsigaukite dėl šiuolaikinių dalykų, kurie buvo pridėti, bet jie tikrai yra skirti apsaugai. Tačiau visa, ką matome iš akmens, tiek rampos, tiek visa ši prieigos prie sienos rampa, visa tai yra originalu iš bronzos amžiaus laikotarpio. Taigi, einame! Einame! Ar pastebėjote ką nors įdomaus šiame įėjime? Ši rampa yra lenkta ir ne tik tai. Rampa baigėsi, vartai nėra čia, vartai yra šone. Ir tam yra karinė priežastis. Įsivaizduokite kartu su manimi. Senovės pasaulyje dauguma karių, kareivių buvo dešiniarankiai. Ir jei tu dabar įžengi pulti miestą, o gynėjai ateina iš šitos pusės, jie pasiekia visą atvirą įsibrovėlių pusę. Ir kažkas, norėdamas apsiginti, turėjo ateiti visą šį kelią tokiu būdu. Taigi tokia šoninė konstrukcija aiškiai suteikia pranašumą tiems, kurie gina miestą. Dabar įsivaizduokite, aš ateinu ginti miesto, turiu čia... Aš čia turiu visą šią neapsaugotą pusę. Ir būtent todėl tai visiškai logiška, nes dauguma senovės pasaulio žmonių buvo dešiniarankiai. Išskyrus ką? Benjaminų gentis. Būtent, Biblija mums pasakoja, kad Benjamino gentis buvo didūs kariai ir buvo žinomi kaip kairiarankiai, bet jie buvo išimtis, o ne taisyklė. Ką tik matėme, kad Jarmutas buvo miestas su sienomis ir labai stipriai įtvirtintas. Ir ne tik jis. Archeologinių kasinėjimų metu buvo rasta milžiniškų sienų Jeriche, Jeruzalėje, Armagedone, Hakore ir daugelyje kitų kananiečių miestų. Ir matydami tuos didelius ir įtvirtintus miestus, patys Izraelio žmonės suabejojo Dievo žodžiu. Jie suabejojo, ar sugebės užkariauti pažadėtąją žemę. Ir žinoma, jei net izraelitai netikėjo Dievo pažadu, tuo labiau netikėjo kananiečiai. O dabar mes esame Jarmuto mieste. Galbūt jūs pažįstate šį miestą pagal vardą, kurį randame Biblijos vertime – Jarmutas. Bronzos amžiuje tai buvo megamiestas, 18 hektarų ploto ir su 1000 gyventojų. Kadangi šiandien kanale su mumis yra mano tėtis, tai yra vizitas Labai gerai, dukra. toks garbingas svečias, todėl visiškai teisinga, kad atvykai susipažinti su karaliaus Kananelio rūmais. Ir būtent čia yra rūmų įėjimas. Tad eikime susipažinti su jais. Čia esame įdomioje vietoje, čia laukdavo žmonės, kurie laukia susitikimo su karaliumi, ar ne taip?
Būtent čia beje archeologinių kasinėjimų metu buvo rasta suolų. Taigi galime pasakyti, kad tai buvo laukiamasis tiems, kurie laukė priėmimo pas karalių. Taigi jie ateidavo, laukdavo čia ir kai ateidavo laikas, jie būdavo pakviečiami. Ir pažiūrėk, čia tėti karalius mus kviečia. Taip, su 4000 metų vėlavimu, bet mes ten pateksime. Eikime į sosto salę. Tai be jokios abejonės buvo svarbiausia viso rūmų salė. Ir pažiūrėkite, kaip gerai išsilaikė suolai. Gali atsisėsti tėti ir palaukti, kol karalius su tavimi pasikalbės. Taigi visi svečiai sėdėdavo ant suolų abiejose pusėse. Matote, yra suolai iš šios pusės ir iš kitos pusės. O kur buvo sostas? Sosto nerado, tačiau archeologai mano, kad jis buvo šioje vietoje. Taigi, šioje pusėje buvo sostas, o taip pat čia, žinoma, buvo kareiviai, kurie saugojo karalių ir užtikrino, kad visi, kurie čia ateidavo, turėtų gerų ketinimų. O dabar noriu, kad pažiūrėtumėte į grindis kartu su manimi. Čia galime matyti ant grindų nupieštą ratą. Vienas yra netoli Monte, mūsų operatoriaus, daug tokių buvo rasta visame rūmuose. Ir klausimas yra, kas tai? Tai yra kolonų pagrindas. Problema ta, kad šiame rūmuose nebuvo rasta nė vienos kolonos. Randame jų pagrindus, bet nė vienos kolonos. Pagalvokite, kodėl taip gali būti? Kas nutiko, kad rūmuose nėra nė vienos kolonos? Palikite savo nuomonę komentaruose. O štai ir atsakymas. Nes kolonos pagrindas buvo iš akmens, tačiau pati kolona buvo iš medžio. Ir todėl praėjus 4300 metų nuo šio rūmo pastatymo, šios kolonos ir viskas, kas buvo pagaminta iš medžio, jau seniai, labai seniai išnyko. Bet toks buvo kananiečių statybos tipas tuo laikotarpiu. Taip pat, pavyzdžiui, karaliaus Jebimo, Hazoro karaliaus rūmuose buvo rastos kolonų bazės, medienos liekanos, bet pačios kolonos jau nebuvo. Ir paskutinis įdomus faktas. Filistinai savo šventyklose taip pat mėgo statyti tokias kolonas. Tai yra su akmeniniu pagrindu ir medinė kolona. Taip, jei skaitome Samsono istoriją, jis stovėjo tarp dviejų kolonų ir jis nugriauna Gazos Filistinų šventyklos kolonas ir taip baigė savo gyvenimą bei visų ten buvusių Filistinų gyvenimus. Kolonos, kurias jis nugriovė, nebuvo iš akmens, kaip dažnai matome piešiniuose ir iliustracijose, o originalios kolonos buvo iš medžio. Taigi čia mes turime kolonas, arba tai, kas iš jų liko, kas iš tikrųjų yra tik pagrindas. Ir tėti, ar jau baigei savo audienciją pas karalių? Žinai, kad karalis vėluoja. Jis neatvyko šiandien, jis vėluoja 4300 metų. Manau, kad aš eisiu, ar ne? Manau, kad galime tęsti savo pasivaikščiojimą ir dabar eisime į labirintą rūmuose. Puiku. Eime. Tai labai įdomu, Aline. Šioje vietoje archeologiniai kasinėjimai rado lėkštes, maisto indus, didelius ąsočius, kas įrodo, kad čia turėjo vykti daug monarchijos pokylių, ar ne? Būtent, karališkieji pokyliai vykdavo čia, todėl reikėjo ąsočių vynui, alui, kurį jie jau gėrė tais laikais, laikyti. Taip pat lėkščių visiems svečiams patiekti. Bet aš jums pasakojau apie labirintą. Koks tai labirintas? Pažiūrėkite kartu su manimi kelią, kuriuo einame. Įėjome į rūmus, perėjome laukiamąjį, perėjome sosto salę ir dabar einame pro karaliaus zoną. O už jo yra daug kambarių, bet tie kambariai nėra visiškai sujungti vienas su kitu. Jie sudaro mažą labirintą, į kurį dabar ir pateksime. Augalija labai išaugo per pastaruosius mėnesius, bet pažiūrėkite, kur mes esame. Tai didelis kambarys, bet jis turi tik mažą įėjimą. Ir čia jis turi mažą praėjimą į kitą kambarį, bet tas kambarys neturi išėjimo.
Taigi, ir į kitą pusę. Leiskite man apeiti viską kartu su jumis čia. Taip pat yra daug kitų kambarių, bet į tuos kambarius galima patekti tik mažais takeliais. Reikia daug kartų ateiti. Tai nėra labai logiškas išdėstymas. Kas tai buvo? Kai archeologai čia atvyko, jie rado daugybę ąsočių, milžinišką kiekį pripildytų ąsočių, daugiausia su grūdais. Tai nebuvo maisto indai, kaip kalbėjome apie šventę ar kasdienius patiekalus. Tai buvo grūdų laikymo ąsočiai. Nes dabar mes esame rūmų ižde, todėl prieiga yra už karaliaus. Tai reiškia, kad niekas negalėjo patekti į iždą, nepraėjęs pro karalių. Ir mintis yra ta, kad tuo metu, apie kurį kalbame, tai labai senas laikotarpis, bronzos amžius, kai dar nebuvo išrasti pinigai. Tuo metu, jei kas nors turėdavo sumokėti mokesčius, mokėdavo prekėmis, daugiausia grūdais. O dabar, jei karaliui reikia sumokėti atlyginimą savo tarnautojams ar kariams, jis mokės atlyginimą grūdais. Taigi įsivaizduokite, kad čia yra rūmų iždas, bet vietoj didelio kiekio monetų, aukso ir sidabro, taip, čia buvo milžiniškas kiekis grūdų. Taigi šią vietą galima sakyti viena vertus tai sandėlis, bet iš tikrųjų tai buvo to meto turtų sandėlis, o turtai buvo grūdai. Nes jei nėra grūdų duonai ir maistai gaminti, žmonės tiesioginė prasme badauja ir tai sukeldavo maištus. Dažnai dėl to karalius netekdavo galvos. Taigi saugumo garantija buvo ta, kad visi gyventojai būtų pavalgę. Taigi ši vieta čia yra kananiečių Jarmuto rūmų lobynas. Šis kambarys, į kurį ką tik įėjome, skiriasi nuo visų kitų dėl savo grindų. Taip, jei pažiūrėsime, draugai, šios grindys nėra jokia šiuolaikinė rekonstrukcija. Šios grindys yra originalios, kananiečių laikų ir jos padarytos iš upės akmenų. Tai nėra vietiniai akmenys, o būtent tokie, kurie ilgą laiką buvo upėje, todėl jie yra tokie apvalūs. Jie atnešė juos čia ir išklojo grindis. Bet kodėl jie būtent šias grindis nusprendė kloti tokiomis akmenimis, skirtingai nei kitose kambariuose? O atsakymas yra, mes neturime nė menkiausio supratimo. Mes nežinome, kodėl jie nusprendė grindis padaryti būtent taip, tad kas žino, galbūt ateityje archeologai dar ras paaiškinimą. Bet tai mums parodo, kad ne visi paslaptys jau atskleistos. Tai reiškia, kad dar daug kas laukia atradimo. O dabar mes kartu sužinosime, kaip šis miestas bandė užkirsti kelią Dievo žodžio išsipildymui. Matėme, kaip šis kananiečių miestas buvo įtvirtintas, saugomas, turtingas ir išsivystęs. Ir jie netikėjo, kad Izraelio tauta sugebės juos nugalėti. Tai yra, jie netikėjo šio pažadu, Dievo žodžiu duotu Izraelio tautai. Ir jie čia buvo ramūs, bet viskas pradėjo greitai keistis. Kai Jordano upė stebuklingai prasiskiria, tauta įžengė į pažadėtąją žemę. Ir jau pačioje pradžioje jie sugeba užkariauti Jericho miestą. Žinoma, su Dievo pagalba, bet jiems pavyksta. O Jerichas turėjo dar didesnės sienas nei ši. Arba tiksliau sakant, Jerichas turėjo 2 sienas. Tai buvo 2 koncentrinės sienos. Ir žmonės tada pradeda į tai žiūrėti su nerimu, o po to dar labiau. Tai reiškia, kad Jozuė ir Izraelio tauta sugeba užkariauti Ajų, kuri taip pat buvo didelis ir įtvirtintas miestas. Ir tada kananiečiai sunerimsta. Bet gibeoniečiams kyla viena mintis. Užuot kovoję su Izraeliu, prisijungkime prie jų
ir jie sudaro taikos paktą su Izraelio tauta. O Kanaano miestai tai išgirdę laiko gibeoniečius Kanaano žemės išdavikais ir nusprendžia juos užpulti. Įvyko taip, kad Adonicedekas, Jeruzalės karalius, sužinojo, jog Jozuė užėmė Ają ir ją visiškai sunaikino. Padarė su Aju ir jo karaliumi tą patį, ką padarė su Jerichu ir jo karaliumi. Ir kad Gibeono žmonės sudarė taiką su Izraeliu ir gyveno tarp jų. Jis ir jo žmonės labai išsigando, nes Gibeonas buvo toks pat svarbus kaip miestas, valdomas karaliaus. Jis buvo didesnis už Ają ir visi jo vyrai buvo geri kariai. Todėl Adonicedekas, Jeruzalės karalius, kreipėsi į Horoną, Hebrono karalių, į Piramą, Jarmuto karalių, į Jafiją, Lakišo karalių ir į Debirą, Eglono karalių. Ateikite čia ir padėkite man pulti Gibeoną, nes jis sudarė taiką su Jozuė ir izraelitais. Karalius Piramas iš Jarmuto kartu su kitais amoritų karaliais bandė sutrukdyti Dievo žodžiui, neleisti, kad žemė pažadėta Abraomui ir jo palikuonims tikrai atitektų jiems. Ir jie darė viską, fiziškai kovojo prieš Izraelio tautą, kad tai neįvyktų. Tačiau galiausiai Dievas per daugybę stebuklų įvykusių mūšiuose padėjo tautai įžengti ir užkariauti pažadėtąją žemę. Ir karalius Piramas, kuris taip atkakliai kovojo, tikėjo savo neįveikiamumu. Jis labiau pasitikėjo savo sienomis, savo tvirtovėmis, nei Dievo žodžiu. Kas nutiko jam, jo tautai ir jo palikuonims? Jie tiesiog dingo iš istorijos, o tai, ką matome čia, tai yra archeologiniai likučiai. Pagalvokite, ši vieta buvo apleista 4 amžiuje po Kristaus. Ir nuo tada ji tiesiog buvo pamiršta. Ir tik 1970 metais čia prasidėjo archeologiniai kasinėjimai, kurie iš naujo atrado šios vietos fizinę didybę. Bet manau, kad Jarmutas yra geras priminimas mums nedėti viso savo pasitikėjimo į lodus, materialinius turtus, sienas ir statinius. Nes pergalę suteikė tik Dievas. Taigi, 5 amoritų karaliai – Jeruzalės, Hebrono, Jarmuto, Lakišo ir Eglono karaliai – susirinko ir atėjo su visomis savo kariuomenėmis, apsupo Gibeoną ir puolė jį. Gibeoniečiai nusintė šią žinią Jehošuą į stovyklą Gilgale. Neapleisk savo tarnų. Ateik greitai, išgelbėk mus, padėk mums, nes visi amoritų karaliai gyvenantis kalnuose susivienijo prieš mus. Jehošuo iškeliavo iš Gilgalo su visa savo kariuomenė, įskaitant geriausius karius. Ir Viešpats tarė Jehošuo, nebijok šių karalių, aš juos atiduosiu į tavo rankas. Nė vienas iš jų nesugebės tau pasipriešinti. Po visos nakties žygio iš Gilgalo, Jehošuo juos užklupo netikėtai. Viešpats sukėlė jiems paniką Izraelio akivaizdoje ir visiškai juos nugalėjo Gibeone. Kai jie bėgo nuo Izraelio, leisdamiesi nuo Bet-Horono link Azekos, Viešpats iš dangaus ant jų siuntė didelius krušos akmenis, kurie pražudė daugiau žmonių nei izraelitų kardai. To dieną, kai Viešpats atidavė amoritus izraelitams, Jozuė sušuko Viešpačiui Izraelio akivaizdoje: Saulė, sustok virš Gibeono, o tu mėnuli virš Ajalono slėnio. Tikiuosi, kad jums patiko šiandienos vaizdo įrašas. Ir visi, kuriems patiko, nepamirškite paspausti patinka ir padėkime mano dukrai Alinei.
Taigi, mėlyjeji, pasimatysime kitą savaitę ir linkiu labai palaiminto sekmadienio. Viso, mielieji.